Sveiki, gyvi. Kaip laikotės? Blemba pasilgau. Smagu grįžti biški palisėjus, smagu grįžti į apžvalgas ir iki vasaros, turim nedaug aišku laiko, bet iki vasaros dabar dėsim džiazo. Kadangi dabar grįžtam po atostogų ir mums reikia pakilti kaip feniksams iš pelenų, tai ko mums reikia? Mums reikia laiko, reikia komentaro ir reikia subscribe, jeigu to nesate padarę. Nu ir tada dar galite pasidalinti su Hebra, jeigu norite. Ne, žiūrėkit, vėl tas grįžo asilas, dar apžvalgas, davai, varom pažiūrėti, ką iš čia svaigsi. Paklausykit labai trumpai. Aš suprantu jo, jūs nežiūrit podcastų ir viskas yra gerai. Paklausykit, viskas su tuo yra gerai, nes daug tų podcastų, ble, ten šneka vieni penkti, žodžiu, viskas ok, bet rytoj aš noriu jūs pakviesti pažiūrėti mūsų podcastą, bet iš tikrųjų ne kaip podcastą, o mes turim temą, žmonės mums parašė savo didžiausias išpažintis anonimiškai, kurių niekam negalėjo pasakyti ir aš kai ruošiausi tai temai, tarpme, skaičiau visus laiškus. Aš jums prisiekiu, kad jūs namie sėdėsit, 100% garantuoju, kad jūs namie sėdėsit atsidariusiais stalčiais, nes yra nuo žmogaus ėjimo nužudyti, sustabdyti jam širdį vaistais. Paspoksau išvirkštą savo rankoje ir apsvarstau, ar tikrai galiu nužudyti žmogų, net jei tai yra iš gailestingumo. Aš tą sakiau, seniai, šitais nahui yra. Sekso per vestuvės. Savo vestuvių naktį mylėjausi ne su savo vyru, o su šuo laižė. Ateikit rytoj 7 val. Vakaro į kitą kanalą, kada video. Aš dabar prisiminiau ir, tokių dalykų niekur jūs neišgirsite. Aš tiesiog nenoriu, kad jūs praleistumėt šitą dalyką ir kad ateitumėt pažiūrėti, nes patikėkit manim, pizda. O dabar grįžtame prie apžvalgų. Šiandieną sugrįžime į praeitį ir apskritai dabar visas apžvalgas mes grįžinėsime į praeitį, į smagius, įspūdingus 2024 metus. Beje, šiek tiek šveplas, nes, dar su kapom esu ir naujos kapos, dabar man čia kreipia snukį, tai jeigu girdit lenkiško šiek tiek kalbos su lietuviško kalboje įsimaičiusio beatboxinimo, tai dar dantis tvarko, tai atsiprašau, jeigu ką erzinu. Iki vasaros lieka 6 savaitės, šiemet kažkaip labai laukiu vasaros ir tikiuosi, kad jinai bus gera. O kodėl aš kalbu apie vasarą, nes dabar tiesiog jau liko nedaug, mūsų visų dėmesys, jūsų dėmesys tikrai nėra sukoncentruotas į kažkokį naują projektą, kuris turėtų testinumą, nes vis tiek ateina pavasaris, jau yra pavasaris, ateina vasara, mokslai, visokie egzaminai, bla bla, žodžiu, reikia lengvo turinio ir aš nusprendžiau, kad nėra prasmės mums imti naują projektą, kuris turėtų testinumą, o reikėtų sugrįžti į 2024 metus, į projektą Pelenė princesė, kur dalyvavo visos mūsų numylėtinės, šou reikliai, kur dalyvavo, ir padaryti šitą projektą. Beje, taip, tos apžvalgos yra Contribui, tai aišku, kas norit pamatyti visas tas apžvalgas, atvarykite į Contribui, viską ten rasit, viską pamatysit. Atsimenu tada, kad visos dalyvės pyko ant manęs, tiek ten Ofelija, tiek Ieva, tiek Santa, man atrodo, irgi tenai. Ir jeigu aš neklystu, man atrodo, kad po šitų apžvalgų būtent Pelenės princesės Ieva mane ir pridavė Kauno policijai, kur man skambino tada iš Kauno policijos komisariato. Būtent dėl šitų apžvalgų. Norit lengvo turinio, konfliktų, pykčių, ašarų ir taip toliau? Prašom, kai prasidės video, matysi mane visai kitoje aplinkoje, seną į mane su greičiausiai daug aštresniais komentarais, negu kad jie dabar yra. Tai visi tie, kas silpnesnių nervų ir planuoja atverkti, kad ką jis čia pasakė, kaip jis čia tai pavadino. Išjunkit tą video šitoj vietoj, nebežiūrėkit. O visi tie, kas normalūs ir suprantat juokus, tai jums labai, jums linkiu tiesiog geros apžvalgos, gero laiko su šita tokia šokiruojančia ir cringe lietuviška, gera, kokybiška nesąmonė. Važiuojam. Dvi žavios, bet labai skirtingos merginos sprendė apsikeisti savo gyvenimais. Norėčiau pamatyti turbūt princesės tą gyvenimą, koks jisai būna, tas toksai saldus, toksai tas nešiojimas ant rankų. Daug nuotykių. Daug situacijų sukeliančių nepatogumus. Daugiau šokinėjai negu pjauni. Ir visą tai Patikėk manim, jinai tikrai daugiau šokinėja negu pjauna. Literaliai, jinai tikrai labai daug šokinėja. jau netrukus realybės
O čia, karočią, aš mačiau šitą, čia Bieliauskaitės hatoj, ta prasme, nu čia Gerdos Bieliauskaitės hatagi. Šou Pelenė princesė. Susipažinkime su mūsų nepakartojamomis merginomis. Tikra princesė Liepa. Dar geriau žinoma kaip Ofelija. Liepa yra profesionali pianistė. Pabaigė Čiurlionio menų gimnaziją. Bet šiaip, nu dabar taip, nežiūrėkit. Pabaigėm Čiurlionkė, tipo. Buvo atlikėja. Atsimenu, dar kai Eurovizijoje dalyvavo kažkada prieš, kokį 7-8 metus, nežinau, drugeliais ten tokiais apsirengus, tipo kažkokia anime, Japonijos vaibas, ten kažkas, nu žodžiu, tipo atlikėja buvo. Java, pavyzdžiui, rajono kunigas pasiėmė, tada kai važinėjo per savo gimtadienį į busiką, tiesiog, kad jinai pakurvautų. Ta prasme, čia yra žiauru, jinai tiesiog žmogus, kur turi ateitį. Ir svajoja vieną dieną užkariauti Holivudą. Sveiki atvykę į mano barbiškus namus. Aš esu Ofelija, man 30 metų. Šitie čia atrodo kaip casting couch, kurie to jau pis koks nors juododis su ilgu pimpalu. Ta prasme, bernai žino, apie ką kalbu. Nu ir panas, aišku, kurio žiūri, irgi žino. Kas čia yra? Jinai Blet, kas pirmiausiai taip save aprengia, pristat, pažiūrėkit, jinai su tom koinėmi. Ai, nahui. Esu iš Vilniaus. Nervuoja aš esu influencerė. Kaip matote, čia yra mano super turbo lova, žiauriai patogi, galiu pademonstruoti. O, tiesiog. Čia matys jau subini. Lova, žiauriai patogi, galiu pademonstruoti. O. Tiesiog miegi, aš to išmygsiu. Man patinka brats, visokios lėlės. Čia yra tokia va. Brats, blondinė kaip ir Bandau biškai pažiūrėti, kas čia hatai vyksta. Nu kiek metų kurvo tam žmogui yra? 30 mane sako. Noriu sakyti, virtuvėlių, prisidėjus vaikiškų lėlių ir taip toliau, nu tai gal jos dukra tai pažaidžia, bet čia kadangi ne jos hatai, tai čia yra tiesiog idiotizmas. Aš labai mėgstu daryti laivus atsipalaidavimui TikTok'e. Mano grožio procedūrų turbūt didžiąją dalį užima plaukai. Dar dažnai einu darytis makiažų. Nemėgstu natūraliai atrodyti. Man reikia kuo daugiau visko, žodžiu, kuo daugiau blizgučių, visko, žodžiu, rožinė spalva, meškiukai. Pavyzdžiui, kokia procedūra buvo tokia gal ne kasdienė, tai beveik prieš 3 mėnesius dariausi krūtinės operaciją didinimo. Dar aš turiu vaiką, tarp kitko, labai... Na, kaip man gaila tos mergaitės jos. Dar aš turiu vaiką. Ta prasme, paklausykit, hebra. Pirmas punktas, ką jinai pasako, kas jos gyvenime ir zaibys įvykė, tai kad jinai susidėjo papus. Ir tada turiu vaiką, tarp kitko. Operacija didinimo. Dar aš turiu vaiką, tarp kitko. Nu, bet kaip yra žiauru. Labai džiaugiuosi savo naujais papais. Žiūrėkit, kokie gražus. Bei mūsų pelenė Agnė. Pašalna. Sveiki, esu Agnė, esu taksistė. Išgirskit mane. Aš šitų personažų išvaizdos nekomentuosiu, nes nėra gražu. Visi mes žinom, kaip kas čia atrodo, Agnė tikrai atrodo prastai. Tai aš į išvaizdą labai tikrai nesivelsiu, nes, tiesiog nenoriu lysti į... Nes žmogus tikrai yra, vargšas, nepabėgim to žodžio vargšas, nepasiturintis, neturintis galimybių, tai tarkim šiuo atveju Agnė, jinai tikrai neturi galimybių susidėti dantis, nes dantis susidėti kainuoja 10 000. Tai bet, norėčiau gal pasakyti kai ką, bet grįžau iš atostogų, esu santūresnis. Supratot? Supratot, viskas. Los Andželas, grinai. 39 metai. 39. Agnė tyliai svajoja apie savęs atradimą. Kaip kiek metų, aišku, atrodo prastokai. Nors yra labai mylinti ir mylima, niekaip netranda veiklos, kurį jie džiugintų ir neštų neblogą uždarbį. Gyvenu su mylimu žmogum. Svarbiausia, čia šaunuolė. Dar gyvena ir jo brolis kartu su mumis. Viškisas. Gyvenam, taip pasakyti, kukliai, paprastai, neypatingai, bet... Bet gyvenat. Čia mūsų yra drabužių spinta.
Čia Blet, aš dar atsimenu pas mane hatoj, kai gyvenau su tėvais prieš 25 metus, tokias spinteles turėjom, būtent tokios va tos durys, kaip matot, kairiai pusėje tas raštas. Dar dabar kažkur mėtos tos durelės. mūsų bendra spinta. Čia pas mus viskas yra bendrai. Čia nėra mano, tavo, jo, ano. Aš tokia esu labiau visuomenininkė, savęs ieškotoja, gal labiau, vat, pasakyčiau, nes dabar paskutinius tuos metus aš supratau, kad aš labiau bandau atrasti save ir suprasti, ką aš noriu šitame gyvenime veikti, bet greičiausiai, kad dar neatradau save. Nu, jeigu norit mano nuomonės, tai 40 metų žmogus, kuris galvoja, kad bando atrasti save ir dar neatrado, tai, nu, dėl to jinai taip ir gyvena. Nes jau, 40 metų bandyti atradinėti save, tai tada būni arba išprotėjus tą bobą, kur aplink laužą šoka ir Indijoje tašką ant kaktos užsidėjus ten atrado save ir geria kažkokias arbatas, kurios haliucinacijas kelia. Arba tiesiog tada tampi Ofelija dar kokia, toks variantas. Tai jau neatrasi ir... Padėsime, mielą Agnę, atrasti save. savęs. Na, bent jau pabandysime. O kol kas aprodykite mums savo valdas, kurias taip mielai sutikote užleisti mūsų princesiai. Čia pas mus yra toksai svečių kambarys. Jeigu kažkas atvažiuoja iš Guest house. giminių, draugų, virtuvėlė paprasta, kukli. Čia mes kūrenamės, ta prasme, čia visa šiluma pas mus ateina iš šito pečiaus ir dar yra židinys vienas. Toks labai kuklus. Kilimai, flėt, vietoj durų. Aš tik tai, žinot, ko nesuprasdavau. Šiaip pažiūrėdavau ir ukrainietišką tą turtuolį varguolį. Aš tik tai niekada nesuprasdavau vieno dalyko, tarkim, gerai, jie nepasiturintys, jie neturi ten pinigų ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, žinot, kai būna įeini chatą, ten sienos atsilaupyje, ten tas krenta, anas krenta. Blemba, iš tikrųjų, aš va to nesuprasdavau. Dažai senukose kainuoja, kurva, tikrai yra dažų, kurie nieko nekainuoja. Ten, kibiras 10 eurų. Kur išdažytų tas sienas tavo namie tobuliausiai ir tiesiog būtų švara ir kitas dalykas, nebūna švaru. Gerai, tu neturi pinigų, tarkim, remontai, ne, ten naujam dušui, durų neturi įpistas kilimas ir taip toliau. Okei, neturi tokiam dalykam pinigų. Bet, išsivalyti namus, kad jie blizgėtų, būtų švarūs, kad būtų tipo viskas tvarkingai. Tikrai jau tam pinigų daug nereikia. Tau reikia buitinės chemijos, kuri nieko nekainuoja iš esmės ir įsivalyti kas savaitę tuos namus, ten po 2 kartus bent valyti ir kažką tokio. Ir jau bus daug geriau. Tai va man tas apsileidimas, nesuprantu šio biškį. Dabar turbūt yra svajonė pailsėti. Nes labai jau esu iš tikrųjų morališkai pavargus, fiziškai, psichologiškai, visaip esu išsekusi. Neįsivaizduoju, visiškai neįsivaizduoju, kas bus ta mergina. Galbūt fifačka bus, su ilgais nagučiais tokia. Jau darusi įdomu, kaipgi ta vadinama fifačka čia gyvens. Atvažiuoju šiandien ir sakys, o Jėzus, kur jie čia gyvena, Dieve mano. Važiuoju iš čia Vilnių. Ir kokius darbus jai teks atlikti? Čia lysvė. Reikėtų čia sukasti tą lysvę, paruošti, kad galėčiau, kai nueis šitas sniegelis, galėčiau pradėti savo sodinimo darbus. Vaikštant man čia labai trukdo šūdai. Mano šunšūdai, pumos. Tai reikėtų to šūdų surinkti. Kokia jinai marozė, toks vyras, kur eina, Mano daiktai surišti pagaliau. Laikas mielusios lagaminus krautis ir leistis į kelią. Jei vienos laukia tobula diena rojuje, tai kitai paplušėti teks nemenkai. Tik kur čia ta vargelė labiau? Bičas yra krūti. Hebra, Bahur. Realiai aš pasakysiu taip, jeigu mane nuvežtų taksų naktį ir aš būčiau įpisęs, gerai. Aš tikrai jeigu tipo balsas dar biškiau stambesnis būtų, tai aš tikrai neatskirčiau čia bičas ir pana. Daug vargs. Ir išdundėjo merginos laimės ieškoti. O gal tai nelaimės, dailiais baltais sauliniais pasipuošusi Liepa atvyksta į savo naujuosius namus. Kvapelis įdomus, galiu pasakyti. Taip susidarau įspūdį čia, kad daug tokių vyriškų daiktų, nes kaip ir praėjom, buvo padžiauti apatiniai vyriški. Žodžiu, ir taip man keista, kad aš atėjau kaip ir į merginos butą, bet aš nematau čia, kad būtų labai moteriškų kažkokių dalykų, tai biški liūdna kažkaip. Mūsų pelenė pasiekė savo naujus namus, kur moteriška energija trykšta pro kraštus. Kokie faini mano apartamentai, reikia tik užrakinti. Pirmiausiai, kai užėjau pro duris, pagalvojau, kad čia gyvena
Fifačka. Bet greičiausiai, kad aš klystu, čia gyvena mamytė su vaikučiu. Vaiką Liepa tikrai turi. Tik bijau, kad visi tie rožiniai daikčiukai priklauso tikrai ne vaikui. Ai. Tai va būtent vaikui iš vis niekas nepriklauso šitos. Išvalyta. Nu, tai bent tiek gerai. O, veidrodis. Buvo toks moteriškas dalykas. Niam. Aš valgyt noriu. Tai aš paragausiu būtinai. Štai ir pirmieji pasilepinimai. Braškės šokolade. Man šitas pats skaniausias. Nu, davai, šauk. Apžiūrėkime naujosios princesės apartamentus. Čia tik viena kliūtis – per status laiptai. O gal apranga netinkama? Jūs gal juokaujat? God damn. Čia gal sumaišėt, gal čia kažkoks kitas filmavimas. Gal čia aš su vyru keičiuosi tiesiog. Tai kur moteriški dalykai? Ir kvapelis toks. Ai, nu va čia kažkas gal ne. Paklodės. Liepa. Kas čia tokio? Papūga. Nu va taip, uždėjus vienai dienai tai tikrai ne. Žinoma, kad ne. Atėjo laikas susipažinti artimiau. Juk ne veltui tuos rašinėlius viena kitai rašėte. Nu, davai, parodykit. Labas, esu Vladas, Agnės draugo brolis. Mes čia visi trys gyvenam. Čia Agnė paliko tau voką su užduotim. Ir ką, eisim dirbt? Vladas, kur kebra. Vladas yra konkretus bičas. Vokas. Nu ir ką, eisim dirbt. Viskas. Aiškiai, Vladelis nedaug žodžiauja, paprastai trumpai. Ne, princesė. Čia turbūt jau laiškas man bus paliktas. Sveika atvykusi. Kviečiu įsikurti ir panerti į mano pasaulį, kuris yra gan chaotiškas. Pas mane ne ką geresnis, žinok, patikėk tu manim. Esu meniška siela. Visada svajoju apie Hollywoodą. Oho. Geros svajonės, geros. Aš irgi svajoju apie Hollywoodą. Ir aš tikiu, kad vieną dieną tai įsipildys. Taip, esu vieniša mama, tai tenka suktis ir padėti. Iš padėties kaip moku. Groju, dainuoju, filmuoju, dirbu modelį ir turiu savo OnlyFans platformą, kadangi esu tau talkins mano draugė Patricija. O Jėzus. Turėsiu patrūškę, fainai. Pažiūrim, ką. Jeigu aš galvoju apie tą Patriciją, tai čia bus pizdiets. Turime augintinį, kuris čia irgi jaučiasi tikras šeimininkas. Jis gyvena laisvai, pats savo šeimininkas. Taip, mačiau pati šunį, kurio išsigandau. Na, šuniukas pas mane tikiuosi neišgąstins. Maladės šuniukas. Šuniukas kurva bijo tos Ofelijos, pasižiūrėkit, ausys nuleipus jos kurva po pledą pamatė. Gali palaikyti biškį? Na, aš tai nenoriu jos. Okay. Pirmiausia, kad galėtum saugiai vaikščioti kieme, reikėtų surinkti šūdus. Oi, pizda, blėt. Kas ten tokio Oi, kaip gąsdinančio? baisu. Nebesvaikytis, aš va dėl to, žodžiu, tai jinai nori, kad aš surinkčiau šito šuns kakučius. Nu. Tai pizda darbas, metų darbas, kur. Nenoriu tokių nesąmonį daryti. Nu ką, mano biudžetas šios dienos yra 600. Be galo didelė suma už šitas. Šiaip neblogai visai, tikrai neblogai. Į lėktuvą. Į dangų. Su mylimu žmogum. Iš šiltuosius kraštus kažkur pilsėti. Nu ką, princesė. Dėkui, žinoma, dėkui. Važiuojam leisti pinigėlių. Einu, aš dar vieną piragėlį suvalgysiu. Greičiausiai, jeigu tai buvo įpakuota, tai greičiausiai čia buvo palikta man. Nu, na. Smygolas, kurio virtuvė. Ma priešas. Pasaka. Aš taip seniai valgiau saldumynus.
Kviečiu pasiraitoti rankovės ir nugenėti krūmus bei pasodinti gėlės. Čia dar esu ravėjus pas močiutę sodą, tai čia viskas tvarkoja. Bet juk žinai, kad vyrai turi būti visada pamaitinti, tad palieku tau šaldytuvę, eikit jūs. Čia aš tikrai nebūsiu stereotipinė moteris ir gaminanti vyrams valgyti. Va, tu šitą, aš šiaip iš... Ne, šiaip tai yra žmonių, kas negamina, jo, faktas, yra daug panų, kurios negamina, šiaip bernai negamina irgi, žmonės nemėgsta gaminti, bet man tai baisiai juokinga, kad jinai čia, bet tai, kurva, ką čia šnekam. Ta krūva malkų laukia. Ji pati nesusidės, tad malkas reikia paruošti žiemą. Eik sudėk malkas. Sėkmės nenusikapojant pirštų. Na va, nors viena užduotis pradžiugino mūsų visai nestereotipinė princesė. Kakučių rinkti nenori, maisto gaminti nenori, o vat malkos tai jau pats tas. Pažiūrėsime, kas čia iš to gausis. Ir išaušo tikra superherojaus valanda. Į trasą išeina be baimė kakučių ieškotojai Liepa. Ačiū. Va. Čia, o dieve. Aš neturiu patirties, tame galiu pasakyti, šuns gyvenime neturėjus. Šuns gyvenime neturėjus. O vaikai ką? Kakų nedaro? Ar tarnai darbavosi šiuo klausimu? Jos nedaro. Reikia psichologiškai. Jos, nes nemato, blėt, savo vaikų. Galit pagailėkit manęs, žmonės. Rink to šūdus, blėt. Va dėl to ir neturi nei šunų, nei kačių, nieko. O dieve, kaip žiūrėjau. Tai kad čia nuo žolės aš negaliu net pažinti. Turbūt labai prastai atlikau šią užduotį, iš karto atsiprašau. Prašau, žiūrovų, kam tą šunį turėti iš vis, kokia prasmė? Pirmus užduoties Ofelija neatliko, bet tiek to, aš tai padarysiu, nors pėtaką užsidirbsiu. Blet, Vladas, koks maladės. Bet tiek to, aš tai padarysiu, nors pėtaką užsidirbsiu. Konkretesnio ir paprastesnio bičo nei Vladas Hebra nebus. Tikrai. Aiškiai paprastai. Padarysi, nors pėtaką užsidirbsi ir tas Vladelis už tą pėtaką įsisuks paskui aliuko. Vladai, žiūrėkit, aš gal jums duosiu tas 5 eurus. Kokį butelką. Gerai. Nusipirksit. Gerai. Gerai. Vladelį tinka, aš sakau, Agnė keliauja į savo pirmąją pramogą. Pas vokalo mokytoją ir pop dainavimo studijos Hey įkūrėją Viktoriją Kalpokaitę. Aš atskleisiu jai šiek tiek triukų vokalinių, kurios naudoja vokalistai. Buvo labai keista. Pažiūrėkit čia į jos stoikį. Tarsi, aš prieš tai dar norėjau skaityti, bet ten užnekėjo Ofelija, kad, jinai stebės, kad čia vyrai, taip pat tik vyro ar dvi, bet jinai pati, ta moteris, jinai yra vyras, realiai, pažiūrėkit, jinai, netgi čia nepasakyčiau, kad čia yra labai jau moteriški bruožai žiūrint ją. Bet stoikė, tai pizda, tarsi, net bernai taip nestovi. Atrodo, kad kiaušais jinai būtų. Ir baisu pirmiausiai atrasti save. Dabar, ai. Super, labai gerai. Dabar šašu, ša. Šašu, ša. Žiačiu, ža. Žiačiu, ža. Dainavimo pamokos iš tikrųjų nesitikėjau, bet esu labai nustebinta ir labai pamaloninta. Susitikus tokį nuostabią mokytoją. Paleisim vienas kitą ir vėl, kai naktis pasibaigs. Išėjęs tu sugrįši ir vėl į mano mintis. Ble, bet jinai tikrai panašiai My Precious. Sugrįši į tą, kur žiedų valdovą įsmygo, panašiai biškai. Negražu, sakiau, neskysiu nieko, bet negaliu, blėt, turiu pakomentuoti. Agnė tikrai yra, sakyčiau, toks labai savitas žmogus. Jaučiasi savo aplinkoje, kaip jinai prisipažino, savo darbo vietoje už taksi vairo. Iš daug nereikia, kad būtų
laiminga būčiau šalia. Ir aš jai norėčiau labai palinkėti ir toliau muzikuoti, ir toliau išreikšti savo emocijas per muziką. Panašu, kad dabar Agnei pavydėtų ir Liepa Ofelija, kuriai dainom šiuo metu laiko tikrai nėra. Darbai veja darbus, o ir darbų vadovas gan griežtas. Juk Agnės palikti pinigėlį jau išleisti, teks likusius darbus pačiai pabaigti. Na tai va, Ofelija žirklės, o reikia pasismulkinti malkų. Žirklės čia tokios. Kad čia vadinamas, žirklutės, ne? Mažytės vadinamas sekatorius. Mažytės žirklutės. Pasismulkinė Gerai, šakų. pasmulkinkim mes tų šakų. Pabandom, nes sudarius tokio įrankio nesulaikius rankose. Bijau čia to šūdus lipti neišvaliau, tai kažkur. Bet čia, žinot, aš operaciją turėjau krūtinės, aš nelabai galiu daug, žinot, fizinio. Kažkaip ne taip pasisuko darbų scenarius. Juk reikėtų ne į naujai įsigytą krūtinę dėmesį kreipti. Labai džiaugiuosi savo naujais papais. Žiūrėkit, kokie gražus. O į tai, kad naktį šalta be pakapotų malkų bus. Kodėl man taip nesigauna? Tu esi gluša pana, kuri gyvenime nieko neveikus, apart to, kad rodys savo papus už pinigus. Pasakiau, na. Viskas. Jėgos per mažai. Pasakiau, blėt. Jūs norit, kad papai sproktų, ne? Nenori, mum pochu, apšėti to Gal papai. Vladai, pažiūrim gerai, gal kažkaip kitaip galim susitarti. Pinigų nebeliko. Norėtumėt pamatyti, turbūt nematę esat silikoninių papų. Žiūrėkit, kokie gražus. Ar patinka dideli papai? Patinka. Einam tada prie kito krūmo. Yra smulkesnių. Kaip žmogus tvarkosi su gyvenime su problemom? Ką didelių papų? Žiūrėkit, kokie gražus. Ar patinka didelių papai? Patinka. Einam tada prie kito krūmo. Vladelis, aišku, kur jam nepatinka. Yra smulkesnių. Čia žiauru yra, Oi, hebra, tu žiauru. Ofelija. Na tai ką, tada gal einam malkų pasikaposim, vakare bus atvės, tai žydinį pasikuriant. Tai gal sušildysit Vladai mane? Kaip jis karštas vyras. Karštas. Gerai, va šitos dalies labai norėjau pakapoti. Bet nesilaiko, matot? Čia tipo aš turiu pastatyti, ne? Kažkaip aš bijau, žinot, laikyti tą. Nu, va platesnė pabandyk. Nes aš bijau, kad pirštą kokį nusipjausite. Aš tai kur, kaip mane trigerina, aš kaip pats esu žmogus, nuo savam name augęs, gyvenęs ir pas tėvus grįžti ir darai viską. Tas malko kapomis krūm, paėmė šūdų, reiknyva šūnų, aš negaliu, žinokit, hebra, kurva, man pizda, trigeri. Nu, kodėl? Taigi taip paprasta. Taip paprasta, nu. Taip atrodo, kad taip paprasta. Net negaliu žiūrėti mane, kurva, nervuoja. nervuoja. Nieko nesugebu tiesiog. Nes tu esi lengviau man durnė, papus blėt. parodyt. Vladai, nusoti tiesiog. Aš nežinau. Ai, tiesiog beviltiškai, ką aš galiu pasakyti. Taigi taip paprasta. Labai. Va kur vyriška jėga, va kur darbai be bereikalingų plepalų. Svajonė, o ne Tiesiog paėmė vyras. kurva, Jėzus. kerti ir viskas. Ir drąsiai. viskas. Taip visai nieko nemokė. Turėjau iš tikrųjų ir paprakaituoti, taip sakant, ir šiek tiek blogai pasijaučiau, nes labai nieko nesugebėjau padaryti iš tų darbų. Pasigailėjo Vladas princesės ir parodė lengvesnį būdą, kaip tų malkų prasimanyti. Tik kaži, ar ir šis būdas padės? Nu, va, kol supjaus, tai ir vakaras ateis. Daugiau šokiniai negu pjauni. Matot, man kapot nelabai kaip sekės, bet vat šokinėt, kaip sako Vladas, labai gerai, ne? Puikiai. Sporto klubas. Jo, gal tu jau pati esi smūgiavus, gal tu mane mokai? Smūgiavus esu, bet
Mano smūgiavimas turbūt nėra taisyklingas. Pirma taisyklė yra, kaip taisyklingai reikia suspausti kumštį. Na, tai kaip suspaudžiam kumštį, tai suspaudžiam, viskas panašiai, apsukam ranką. Ir šita vieta turi būti visada tiesi. Jeigu jinai yra užlinkus, tai reiškia kiekvienas tavo smūgis tau traumuoja riešą. Čia turi būti tiesiai kaip lenta. Viskas šitai. Dabar ką padarom? Pakeliam rankas prie galvos. Visada viena ranka darys smūgį. Vienas smūgis, kita ranka kyla prie ausies. Ir tada kitas smūgis, kita ranka kyla prie ausies. Ir smūgis. Gerai, alkūnės į viršų nekeliam, tiesiai smūgio. Nei, kitas. Go! 1, 2. Gerai. Ir dabar su šita koja. Gerai, dar pisa. Turi pataikyti šoką. Nu, tai va šitą. Bam. Toks smūgis. Ič. Gerai, koja turi būti visiškai išsitiesas, kaip styga. Nu ir dabar stipriau. Na, iš visų jėgų. Čia. Besmūgiuojant, iš tikrųjų, kitą kartą pagalvojau, kaip aš čia per ausį traukčiau vienam ar kitam nepaklusniam asmeniui. Potencialą apsiginti aš turiu, ta prasme. Nu, agresijos matau, kad yra, tikrai. Noras lipti priekį, dažniausiai visi, kurie smūgiuoja, tai kaip tik nedamušau. Pas jūs yra smūgis ir jūs einate į priekį. Nu, tai reiškia, kad biškutį kovotojas dvasios pas mane. Karakterio yra. Gležnote tą mūsų pelenę. Tik slepiasi po labai tankių šydų, vaidindama tikrą stipruolę. Bet po Dariaus Petrikausko pamokų Vargorijos vyras norės pabandyti bent balsą namie pakelti. Ta ir paskutinį, patys stipriausias. Sič. Gerai. Pagalvojau apie savo pirmąjį buvusį. Jeigu jisai man dabar papultų po ranką, gautų vieną tokią gerą. Jokingai, blėt. Leidau Darius, ore. Čia tai buvo vandens. Vandens. Blemba, kaip nesimpatiškai jinai atrodo iš tikrųjų. Vargšė. Kliuvo man ir į petį, nelabai gailėjo ir manęs, tai šito tai tikrai turi agresyvumo. O kol Agnė degina kalorijas smūgiuodama sporto salėje, Liepa skuba prie dar vienos užduoties – maisto gaminimo. Taip, tos stereotipinės jos manymų užduoties. O kas jums patinka, Vladai? Man tai plamašiniai šankus, man viskas patinka. Turim sviesto, grybukų turim. Tai gerai, labai nice duona. Gerai, padarysim skanių sumuštinių. Šiaip aš valgyčiau tiesiog čipsus ir tiek, ir man užtektų visai dieną. Na, panašu, kad ne tik malkų kapoti Liepa nemoka, bet ir maitinasi tik saulės energija. Kasgi taip duoną pjausto? Jo, kuo smulkiau tiesiog reikia. Duona, sviestas, druska ir žalumynai. Vargu, kad Vlado širdį ši mergina užkariaus per skrandį. Matyt, kad nedažnai gamini. Ne. Oi. Labai survus biški. Nu va, jums didesnis. Ačiū. Kol Liepa lepina Vladą prabangiais sumuštiniais, Agnė keliauja susipažinti su princesės drauge Patricija. Merginos turės nemažai laiko susipažinti ir pajudėti Pole Dance Vilnius studijoje, kur išmoks keletą judesiukų. Pirmas įspūdis man. Jo. O, Dieve, šventas nachui. Manau, kai aš pamačiau pelenę, aš pagalvojau, kad jinai tikrai neįvykdys šitos užduoties. Pabandysime paprastą judesiuką pavadinimu dipas. Parodysiu. Atrodo 1, 2, 3. Fiziškai, žinoma, man nepavyko. Fiziškai man tikrai nepavyko pakartoti tai, ką mokytoja darė. Pabandysime sukinuką piruetas. Atrodo šitaip. 1, 2, 3. Mes rankytę paliksime už stulpo, ridenam per kauliukus ir nuo mažo piršto pagausim per naują. Aha, teisingai. Tai pavyko. Aš nemoku. Čia ne man. Agne, bet juk čia ir esam, kad bent pabandytų. Jau nesame, kol turime pirmų kartų. Nagi, susikaupk ir pabandom dar kartą. Vaikų žaidimo aikštelė, karuselė žymiai jauka patvaresnė negu šitas stulpas. Va čia. Galimai nepriėmė šios užduoties rimtai pašokti ir dėl to nelabai pasistengė. O štai ir šokis. Gal Agnė tiesiog iš prigimties yra solo šokėja. Kita. Vėl apsisuka. Ir pagaunam stulpą.
Plečiam. Gerai. Ir banguojam su kojyte. Ir žengiam į priekį. Susitiksim laukia, O nieko prieš, jeigu aš tęsim darbus. laivą tik toko padaryti galiu? Nieko prieš. Tik labai Galima? netrukšmauk. Aš padarysiu laivą. Gerai, labą naktį. Aš. Susirasti Ofeliją internete ir stebėsiu, kaip gyvena. Žodžiu. Vladelis Tai aš stebės. šią naktį miegosiu ant sofos. Nežinau, kaip man čia seksis išsimiegoti. Tai kažkaip gal išsimiegosiu. Aš einu miegoti. Tipo ta, blėt, su tokiu make-upu pisa miegot, su tais plaukais, su purkštais, su visko eina miegot. Nu, nahui, lebeda kokią nevalą. Labas rytas. Labas. Na, kaip miegojai? Šiaip visai gerai iš tikrųjų. Pala, tai čia aš turiu įkast, ane, ir tada užverst tą žemę. Taip, perverst. Ai, o kam čia tą daryti reikia? Na, kad susipuriantų žemę. Ai, kad tada lengviau bus sodinti, taip? Čia jau sudėtingiau. Normaliai, žiūrėkit, aš gerai viską darau. Ai. Dabar mes su šaukštu kurva daugiau įkaščiau tą žemę, negu jinai to kastuvu. Čia jums normaliai padariau darbų iš tikrųjų. Kaip nemokamai, tai... Kas? Nemoka. Blet, Vladas yra. Pachui, Vladui yra. Ką tu čia padarei, ko ne... Kas? Supratai? Kas? Nemokamai? Liepa, tu dar nežinai, kiek Vladui nervų ląstelių kainavo šie tavo bandymai darbus atlikti. Šiaip gerai praleidau laiką ir labai, iš tikrųjų, man labai įdomu pamatyti būtent pelenę. Tai labai laukiu tos susitikimų. Nu, man įdomu, kaip pelenę pagražinti. Liepa šiuose namuose savo darbą atliko. Vladas gal net šiek tiek liūdės, bet tikros princesės namuose. Vladikas apkabino normaliai. Man šita vieta būna įdomiausia, kaip patininguoja. Agnė keliauja Man į labai įdomu. studijo grožio saloną, kur jai bus atliekamas makiažas ir šukuosena. Peleniai buvo atliktas sušukavimas, plaukai tikrai pakankamai prižiūrėti, tai daugiau nieko nesiprašė, o veidas buvo atliktas makiažas, priaugintas blakstienos, paryškinti gražiausi jos bruožai. Ir mūsų pelenė Agnė virsta tikra princese. Nu, kebra. Take your seats ir pasiruoškit. Laikas pamoti burtų lasdelę ir grąžinti merginas į jų įprastą būvį. O Jėzus. Nu va, dabar aš manau pasiruošus susitikti su princese. Liepa jau laukia Agnės Dingo Grill kavinėje, kur kompiuterio planšetėje ji pirmą kartą pamato pelenės atvaizdą. Čia jos tokia reakcija. Tokia vyriška moteris, nežinau kaip čia pasakyti. Ganėtinai mačios, žodžiu, mačios daug vargo gyvenime. Nu, aš manau tikrai priešingybė man. Gal panašiai ir įsivaizdavau šiaip. Kad jinai bus tokia vyriška moteris labiau tokia. Ar ji nustebs pamačiusi Agnės pasikeitimus? Sveikutė. Labas. Aš Agnė. Aš Ofelija. Kaip taip apsirengus to naktį? Liepa nustebinti sunku. Eina Tad nachui. pasikalbėkime apie darbus. Pasakok. Blet, Bahūras su make-upu. Gal nusislink. Princesę įsivaizdavau tokią, šiek tiek fifačką. Kaip Nu, save kokia? pavadintum? Aš save pavadinčiau moterį su kiaušiniais. Jo, vyriška tokia moteris labai. Sakiau? Jo, iš Taip. tikrųjų. Pas mane, jeigu aš pasakiau, taip ir Jo, bus. Na. Pas mane nebus kitaip. tikrai. Gal net sakyčiau, ką aš mačiau tos vyrus, net vyriškesnė už tos vyrus, žinok. Šiek tiek gali būt taip. Aš jaučiuosi prie tavęs taip.
Iš tikrųjų, kai matau tave tokią, kaip sakai, berniukišką, moteriškas. Sunkiai. Ne, kodėl, nepersakyčiau, kad sunkiai. Turbūt sunkiausiai buvo... Ar tai buvo pirmi kartai, pavyzdžiui? Pirmi. Makiažai? Makiažas. Pirmas kartas. Šukuosena, tai... Pirmą kartą makiažą darė žmogus. Makiažas, taip. Turėjai dar... Per 40 metų pirmą kartą makiažą. Šokio repeticija. Turėjau šokio repeticiją. O, Dieve. Su puldens, žinok, sekėsi labai. Ten tuos visus moteriškai, žinai, figūringai, ne man šitas. O šiaip noriu labai pakelt tostą už tai, kad teko susipažinti, už šią dieną, kuri buvo abiem labai įdomi iš tikrųjų. Man irgi be galo malonu. Labai ačiū tau. Ačiū tau. Štai ir viskas. Dabar nežinau, kaip šitą pabaigą padaryti, nes jau toksai šokinėjau laiku, bet tikiuosi, kad jums patiko šitas epizodas, kad pažvengėt, kad neįsižeidė niekas, nesupyko, o jeigu ir supyko, labai gerai. Ir pasimatysime kitą antradienį su jumis apžvalgoje, bet rytoj nepamirškit būtinai atvaryti paklausyti istorijų slaptų žmonių išpažinčių. Iki.